Naujam vaikščioti draudžiamą epizodui pasirinkau vietą su bene gražiausiu vaizdu Lietuvoje. Na bent jau iš apleisto pastato tai tikrai. Dažniausiai slepiu ir neminiu pastatų lokacijų, bet to tiesiog šiandien padaryti neįmanoma. Tai Trakuose jau daugiau nei 20 metų apleistas buvęs prabangus restoranas pavadinimu Nendrė. Į šią kelionę su manimi šį kartą sutiko vykti komikas Nedas Zimantas. Jam apleistų vietų tyrinėjimas yra naujiena, todėl jis labai nekantravo ir labai jam buvo įdomu, kaip čia viskas mums pavyks ir ką rasime viduje. Restoranas Nendrė ant šio gan nemažo kalniuko išdygo 1984 metais. 3 lietuviai architektai tuomet nusprendė suprojektuoti į laivą panašų pastatą, kuris lyg plaukia tarp 2 ežerų prie pat Trakų pilies. Pats pastatas, kad ir sovietinis, išsiskiria tam laikų nebūdingomis meninėmis išraiškomis. Laikais, kai dauguma pastatų, pavyzdžiui, kultūrnamiai, administraciniai pastatai, paslaugų kompleksai, būdavo kone vienodi visoje šalyje ar net Tarybų Sąjungoje, šis pastatas buvo išskirtinis. Šiame neįprastai atrodančiame pastate vis dar buvo išlikę meno dirbiniai, varveklius primenantys šviestuvai ir dailininko sukurtos mozaikos. Internete radau, kad šis dizainas savininkams kainavo nežmoniškus pinigus. Šioje pagrindinėje salėje 9–10 dešimtmetyje vietiniai ir miesto svečiai rinkdavosi švęsti gimtadienių, vestuvių ar šiaip kavos ar šampano atsigerti. Išskirtinai atrodantis restoranas buvo laikomas prabangiu. Čia dažnai lankydavosi ar banketus keldavo turtingi ar įtakingi žmonės, tai yra tų laikų grietinėlė. Mane pažiūrėk tas lubas. Labai gražiai atrodo. Aš nesu matęs tokių lubų, bet užžiūrėk ten už kampo, pažiūrėk, kas ten. Wow, menas. Labai gražu šiaip iš tikrųjų. Keista, kad tokia vieta yra, kur nežinau, kodėl jinai užsidarius yra, žinai, bet vidury Trakų. Atidarysi šitas duris, žiūrėk. Jo. Jis tokios slankiojančios. Čia skamba kaip kažkoks, žinai, kur tipo, spastai. Tikrai, atidaryk, vis nieko nebus. Nukrypi tas garsas, ne? Aš tai nesu labai toks exploreris, žinai, kur aš čia, kad pastoju varyčiau. Tai man čia biškai krypi tie garsai. Dėl to man visada ir patinka. Pasimt naują kokį žmogų? Jo. Labai nenorėčiau, kad į komentarus parašyti kas nors, kad jo, čia iš tikrųjų labai faina vieta, užsidarėm dėl to, kad metano dujų daug yra. Žmonės miršta, jeigu kem minučių praleidžiu. Aš nežinau, kodėl aš šnabždu. Kad priešai neišgirstų. Kasprowy, Poland. Birštonas, kai čia parašyta, 92 metai. Labai primena man žaidimas Stalker. Nežinau, ar tas žaidęs. Bet esu matęs gameplay. Čiki briki donki, ten sakydavo.
Senais laikais Neandrė patiko ne visiems, kai kurie žmonės dėl keistų formų anuomet pastatą vadino laidojimo namais, neva jie priminė Vilniaus laidojimo namus. Taip pat restoranas kritikos susilaukdavo ir dėl to, kad buvo pastatytas Trakų senamiestyje, o su juo neturėjo nieko bendro. Prieš Neandrę šioje vietoje stovėjo autentiškos senųjų miesto gyventojų sodybos, kurios dėja buvo nugriautos. Su Nedu pasivaikščiojom ne tik po banketų salę, bet ir po virtuvę, kitus pastato aukštus ir net užsiropštėme ant stogo. Nustebino ne tik nematyta architektūra, bet ir liftas. Spėju, kad jį naudojo patiekalams užkelti iš virtuvės į banketų sales kitose aukštuose. Šiaip išėjus iš pagrindinės salės į virtuvę ir kitas patalpas nebuvo labai jauku. Kai nežinai, ko tikėtis, kai tamsu ir šalta, smegenys turbūt kitaip reaguoja. O, varis visas neišvoktas. O, kas čia iš viso yra, žiūrėk? Čia yra liftas į antrą aukštą. Maisto liftą turim. Kaip ir filmus susukšlė, o ką jis būna, žinai? O gėdė. Įdomu, iš tikrųjų, įdomu, man visą laiką atrodo, mane čiups kažkas toj. Žiūrėk, netgi užrakintas kambarys vienas. Įsivaizduoji, jeigu kas nors dabar tam kambarį pradėtų mums tuksent, aš užradau durų. Aš apsišikčiau ir bėgčiau, aš net nebėgčiau, aš atsisėčiau į kampą ir pradėčiau verkti. Kilimas dar yra ant laiptų. Jo, prašau. Čia tai visiškai šito kampo netrodo kaip apleistas, mano mokykla taip atrodydavo. Man atrodo, man geriau čia net atrodo negu mokyklai. Kažkaip kvepia. Kvepia tokiu. Atsimenu apie tą metaną, kur aš sakiau prieš tai, karočią. Gali būti, kad vienas čia pastipsim. Vau, kokios lubos. Įtempiamos lubos padarytas, sodinės, pažiūrėkit. Ir grindys aфиgenas. S-klasės Mersi. Pažiūrėkite, iš mažų parketo lentučių grindys. Matai? Čia iš tikrųjų atrodo kaip sovietmečių buvęs labai prabangus restoranas. Man atrodo, įdomu, kas čia turėjo būti per vidurį. Aš sakau, kad disko gaublys. Čia vat yra tas liftas mūsų. Mechanizmas visas. Labai įdomu. Tikrai įdomu. Pažiūrėkit, koks yra vaizdas pro langą. Trakų pilis. Wow. Tiesiai, tobulas vaizdas. Gal į balkoną net galim išeiti? Ne, balkonas užrakintas Gal yra. viršui dar bus. Čia irgi kaip gražiai atrodo. Aha, išlikė. Bet čia žiūrėk, čia iškart stogas, čia net ne trečias aukštas. Aha, kaip įdomu, pusę aukštą. Jūs čia kirpo. Endam? Nu, pabandom man išeiti. Didelis vyras. Didelis vyras, sunku ją. Aš bijau šiaip įlūžti į apačią. Šiaip jo, iš tikrųjų pasakė dabar gerą mintį Arnas, kad baisu šiaip įlūž dabar ant tos stogas stovint. Nes čia nežinosi, kur silpna vieta. Bet vietelė tai wow. Nu, negaliu patikėti. Žiauriai gerai iš tikrųjų. Kažką girdėjau šiaip. Apačiai. Čia, ne? Jo. Bet tokį šnarėjimą gal vėjas tiesiog. Pažiūrėk, kaip gražiai. Marga. Tai va, elektros šiuo momentu nėra atjungta, bet džiovintuvėlis viską išsprendžia. Pažiūrėk, kai turi, kad atrodo modernus. Kaip viši vandens parke turėtų. Va, turim rūbinę. Čia toks, kur. O taip, va, toks jausmas yra nuomotis butą Vilniui. Tai sveiki atvykę, čia naujausios statybos butas, ką turim šiuo metu. Kaina nuomos 1500 eurų į mėnesį. Čia, va, kaip matot, turim labai modernę drabužinę. Turim rūbinę spintą. Duris
į koridorių, tualetas bendro naudojimo, viršui lubos medinės. O kas tas Aleksandr? Blet, gali bet kas būti. Aleksandrai čia yra, jeigu sugestų daplavą. Bet daplavas nėra. Bet jeigu sugestų. Karočią, elektra ženklas pažymėtas, tipo prie Arnas tiesiog taip hujarint pradėjo, sako, šio, karočią. Čia va taip vaikai gimsta. Sargiai stiklas. Priminsiu, kad aš su plyšusiais raišiais dabar esu ir menisku. Nežinia, kodėl šis pastatas te buvo gyvas apie 25 metus. Jis tapo apleistu šio amžiaus pradžioje, o 2005-aisiais žiniasklaidoje buvo aprašytas kaip nušiuręs ir merdintis. Tuomet buvo skelbiama, kad Nendrė nugriaus ir vietoje jo išdygs 4 žvaigždučių viešbutis ir poilsio kompleksas, tačiau tas taip ir neįvyko. Pastatas dabar aprašytas kaip avarinės būklės. Šiaip ši lokacija atrodė nuostabiai, gaila, kad jau beveik 30 mečius jos niekas neišnaudoja. Buvom čia netoliese vykstant kažkokiam renginiui, tai Nendrės teritorija buvo panaudota kaip automobilių stovėjimo aikštelė. Ačiū labai, kad žiūrėjote šį mano video iš labai mano mylimų apleistų vietų. Tai visą laiką labai smagu ir jeigu patinka ir norėtumėte tokių pamatyti daugiau, būtinai paspauskite patinka mygtuką. O su jumis pasimatysiu kitame video. Iki kito karto.